Radviliškio rajono Draugo kolūkis garsus Respublikoje savo statybomis, gyvenvietė, fermomis. Tačiau svarbiausia, draugiečių nieks rajone nepralengė, gyvulius auginant. Jau greit 4 amžiaus dirba kiaulininkė Elžbieta Bičkūnienė. Jos triūsas buvo įvertintas aukšto apdovanojimu Lenino ordinu. Su ja lenktyniauja Kazimiera Čepaitienė. Abi šiais metais pasižadėjo išauginti iš kiekvienos paršavedės po 23 paršelius. Naujiena – Vokietijos Demokratinės Respublikos Impulso firmos įrengtas melžimo agregatas. Pašarai paduodami mechanizuotai. Per valandą agregatas pamelžia beveik 100 karvių, pats masažuoja tešmenis. Draugo kolūky viskas daroma, kad trečiųjų lemiamųjų 5 metų socialistiniai įsipareigojimai būtų įvykdyti.